Jeigu mes norim būti laimingais, mes turim gyvenimą žiūrėti kaip žaidimą. Mes turim jaustis vertingi vien tik dėl to, kad esame. Nes tie žmonės, kurie jaučiasi vertingi vien tik tai dėl to, kad jie turi kažkokį pasiekimus kažkokius tai arba pranašumą ar taip, tai nėra savivertė. Tai nėra savivertė ir jinai veda iš esmės į to kentėjimą. Tai jeigu pažiūrėti sveikai, tai yra geras dalykas turtas. Jeigu jis tenkina pagrindinius poreikius ir jeigu tai nėra savitikslis dalykas. Sveiki, brangieji, ačiū, kad įsijungėt kanalą Kasdienės laimės filosofija. Šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, bandysim atsakyti klausimą, tai kaipgi gyventi toj savo kasdienybei laimingiau. Šiandien pas mus atvyko gydytojas neurologas, gydytojas psichoterapeutas Julius Neverauskas. Sveiki. Labą dieną. Ir dar kartą noriu padėkoti, kad atvykote iš kito miesto ir iš tikrųjų jaučiu labai didžiulę padėką už tai, ką darote viešai, būtent turiu omeny YouTube kanalą Žmogaus institutas, kur tiek daug dalinatės. Tai žodžiu, ir jums rekomenduoju pažiūrėti, kas dar nematė, Žmogaus institutas YouTube kanalas, labai vertinga. Ir ką, gal bandom tada atsakyti klausimą, kaip gyventi laimingiau. Tai visų pirma, kas jums pačiam yra laimė, kaip jūs apibrėžtumėt? Man laimė yra labai panašu į tai, kas ir kitiems žmonėms laimė. Tai aš esu įstikinęs, kad jeigu mes norim būti laimingi, mes turim tenkinti savo bazinius emocinius poreikius. Tai mūsų biologija, valgis, stogas kažkoks, tai vanduo, oras švarus, sakyta, tai pats svarbiausias dalykas. Jeigu mes to netenkinam, kiti poreikiai yra praktiškai netenkinami. Antras laiptelis yra mūsų saugumas. Taip, jeigu mes nesam saugus, nesijaučiam saugus, pakankamai tiek, kad galėtumėm funkcionuoti ir tenkinti kitus poreikius, mes negalime tenkinti kitų poreikių. Kalbant apie poreikių žmonių, yra taip, kad jeigu mes nesam patenkinę apatinio poreikio, mes negalim patenkinti aukščiau esančio poreikio. Atsiprašau, čia ta garsioji Maslovo lentelė Maslow poreikio. piramidė, Maslow. Jisai žmonės sako Maslovas, bet iš tikrųjų buvo Maslow. Jisai angliakalbis, tai jo būtent piramidė, jo yra, galima sakyti, dvi piramidės. Taip, tai viena piramidė yra jo sukurta, o kita truputį atnaujinta ir pridėta dar naujų laiptelių. Tai saugumas yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes patenkinam saugumo poreikį, jaučiamės pakankamai saugus tam, kad gyventi, mokytis, vystytis, bendrauti, kurti santykius, tada mes galim tenkinti savo labai svarbų poreikį, kuris yra savivertės poreikis. Taip, mes turim jaustis vertingi vien tik dėl to, kad esame. Nes tie žmonės, kurie jaučiasi vertingi vien tik tai dėl to, kad jie turi kažkokį pasiekimus kažkokius tai arba pranašumą ar taip, tai nėra savivertė. Tai nėra savivertė ir jinai veda iš esmės į to kentėjimą ir į destrukciją kartais ir tie žmonės labai hiperkompensuoja, jie nuolat bėga žiurkių lenktynėse tose, nuolat jaučia egzistencinį nerimą ir nejaučia tikrosios savivertės, nes jeigu mes jaučiamės iš tikrųjų vertingi ir mūsų savivertė yra tikroji, mums jos nereikia įrodinėti. Gimdami mes gavom įrodymą, kad mes esam vertingi kaip žmogiškosios būtybės, taip pat vertingi kaip visi kiti žmonės, nepriklauso nuo mūsų lyties, nuo mūsų amžiaus, nuo mūsų sveikatos būsenos, nuo mūsų grožio, storio, nuo mūsų turto, nuo mūsų pareigų, nuo nieko. Mes kaip žmogiškosios vertybės visi esam vienodai vertingi ir tai yra įrodyta su mūsų gimimu. O kaip pasitikrinti, ar aš turiu tikrą savivertę, ar pririštą prie rezultatų? Paklausti galima savęs pasiklausti, kažko. taip jūs labai gerai sakote, galima pasiklausti, kas įrodo mano savivertę. Taip, tai daug žmonių, jie ieško kažkokių tai savo pasiekimų, kažkokių tai savo bruožų labai gražių, bet teisingas atsakymas yra toksai, kad jos nereikia įrodyti. Jau jinai įrodyta mums gimus ir kai mes būsim nevertingi,
mus būsim pašalinti Savaime. iš šito žaidimo. Taip, mes žūsim, mes mirsim. Taip, kai bus. Kol mes esam gyvi, mes esam vertingi, iš tikrųjų tai galima praplėsti šitą dalyką, nes šiuo metu, nu bent aš jau taip manau, kad žmogus gyvas tol, kol jį kas nors prisimena. Nes jeigu kas nors prisimena, kol bent vienas žmogus mus prisimena, bent vienam žmogui mes esam kažko tai svarbus, tai mes esam dar gyvi. Ir mes iš tikrųjų mirsim, jau galutinai mirsim, kai paskutinis žmogus mus užmirš. Ir po to eina labai svarbi tokia kategorija irgi tai savirealizacija. Taip, tai savirealizacija tai yra kaip aš galiu save realizuoti, kaip būtent žmogiškoji būtybė ir kaip asmenybė. Ir čia labai skiriasi nuo tų žmonių, kurie įrodinėja savo vertingumą pasiekimais. Tai yra neigiamas dalykas, negatyvus, keliantis kentėjimą. Teisinga yra stengtis dirbti, veikti, ne dėl to, kad įrodyti kažkam tai savo vertę arba savo pranašumą dar blogiau, bet tam, kad realizuoti save kaip asmenybę arba savo talentus. O žinokit, aš nežinau, gal ir pas kitus dažnai tokia mintis apsilanko, aš galvoju, kad jeigu aš atsisakysiu savo pačiai savo vertės įrodinėjimo, aš neteksiu ambicijų, neteksiu noro galbūt ten talentus plėsti, nes jeigu jau atsisakiau tos motyvacijos, mane gerai motyvuoja tas savo menkumo kartais pajautimas, kad aš nepakankama, man trūksta, tai mane motyvuoja siekti. Bet čia išorinė motyvacija, vis tiek čia yra, tada mes kalbame apie išorinę, netikrą motyvaciją, nes man reikia kažkam tai rodyti, net ir savo, jeigu reikia rodyti. Bet būtent vidinė motyvacija, kuri yra iš tikrųjų, tai yra, aš neįrodinėju nieko, aš noriu realizuoti tai, ką aš turiu, aš noriu, kad tai skleistusi, kad tai kažkokiu tai būdu daugintųsi, tai pasireikštų ir taip toliau. Čia yra vidinė labai tokia šviesi, sakyčiau, motyvacija. Iš pozityvo. Iš pozityvo pusės. Tai aš linkiu žmonėms, kad kuo daugiau jie galvotų ne apie įrodinėjimą savo vertės, bet į savirealizacijos galimybės. Nu, ir paskui mes turim dar vieną labai svarbų laiptelį, tai mes jį vadinkim dvasingumu arba transcendencija. Tai yra susijungimas su tuo, kas yra daugiau negu mes. Ir aš dar praleidau vieną labai svarbų laiptelį, yra socialiniai santykiai. Jie yra virš savivertės. Virš savivertės yra socialiniai santykiai, po to eina civilizacija ir po to eina transcendencija. Tai santykiai yra labai svarbu, kad aš save irgi realizuoju santykiuose. Man svarbu yra sukurti santykį, išlaikyti jį, stiprinti ir, dabar išgirskit, prarasti kartais. Viską, ką mes gaunam, viską mes prarandam gyvenime, viską. Jeigu mes labai ilgai gyvenam, tai mes beveik viską prarandam. Ir mokėjimas prarasti, ir mokėjimas gedėti ir išgedėti visą gedėjimo ciklą ir atsigręžti į tai, kas mums liko, yra irgi žmogaus brandos požymis. Tai būtent santykiai, jie yra svarbus tame, kad aš sukuriu, aš juos stiprinu, man jie svarbus, bet aš gebu ir juos prarasti, kartais tikslingai. Pavyzdžiui, aš sukuriu santykį draugišką arba net romantišką, arba net šeimyninį. Čia gali kai kas ant manęs ir užpykti, tie, kurie klauso. Bet jeigu aš matau, kad mes nuėjome skirtingais keliais, mūsų poreikiai skiriasi, mūsų santykis buvo sukurtas nebrandžiai, dėl kažkokio tai kitų poreikių tenkinimo, tai brandus žmogus, jisai padėkoja už tai, kad kas buvo santykyje, labai ačiū, labai viskas man svarbu, bet išsiskiria tam, kad galėtų ir viena pusė, ir kita pusė geriau tenkinti savo poreikius. Bet kalbant apie šeimas, pavyzdžiui, tai aišku, mes visada stengiamės pradžiai išnaudoti visas galimybės tą santykį taip modifikuoti ir taip keisti, kad jis tenkintų abiejų žmonių poreikius.
Tai jeigu grįžtų, kas man laimė, tai vienas dalykas mano poreikių tenkinimas, įskaitant dvasingumą. Kitas dalykas yra gebėjimas susijungti su savo savasties dalimi, su savo kūnu, su gamta, su savo vidiniu vaiku kaip savasties dalimi, taip, su savo istorija gyvenimo, tas irgi labai svarbu. O kaip čia, ką tai reiškia? Suprasti savo gyvenimo istoriją kaip resursą labai gerą pajausti ir prasmę. Šitoje vietoje jau galim šnekėti mes apie prasmę, apie laimę, apie save patį, apie pasaulį, santykį su pasauliu. Suprasti, kad tu esi dalis viso to, kas čia vyksta. Ne centras, bet esi dalis ir savo gyvenimo istorijos netobulumus, tada irgi mes galim priimti su didesnė pagarba ir didesniu dėkingumu. Nes tai mūsų istorija. Mes kalbam kartais apie netobulus tėvus, o kartais apie toksinius, taip, kalbam apie, aš esu, žinot, mano toks darbas, kad aš susidūręs su žmonėm, kurie turėjo, labai prastus tėvus, bet jau labai prastus, taip. Bet aš jam sakau, taip, mes turim pripažinti, kad jie tokie buvo, kad mūsų tokia buvo, bet kartu pripažinti, kad jie darė taip, kaip mokėjo geriausiu būdu. Kad ir mus tenais, nežinau, žalojo visaip ir fiziškai, ir psichologiškai, ir kaip tik tai nori, ir skriaudė, ir baisiai, žinokit. Tokių istorijų yra, kur, pačios baisiausios istorijos, bet jie tik taip mokėjo. Ir nekaltins svarbiausia. Ir tada aš nekaltinu tėvų, bet aš atkreipiu į save dėmesį ir aš noriu tvarkyti su tom pasiekmėm, kurios dabar buvo. Ir dar vieną dalyką aš pasakysiu. Tai jeigu mes gyvi, ar ne, tai yra, jeigu mes esam tam amžiui, kurie mes esam gyvi, tai yra dvi sąlygos tam. Viena sąlyga - tėvai arba globėjai arba dar kiti žmonės buvo daugiau geri negu negeri, jie mūsų neužmušė, tai būna ir taip. Jie mūsų užaugino kažkokiu tai būdu, davė mums ten valgyti ar kažko tai, kažkokiu tai būdu jie leido mums vystytis, tai reiškia, jie buvo mums palankesni negu nepalankus. Ne? Ir tai vienas dalykas. O antras dalykas, mes turim kompetencijas, kurios padėjo mums išgyventi kitom. Kiti žmonės su kritikai savo vidiniais save kaltina, kritikuoja, kad to dar negali, ar to nemoka. Arba kitas yra geresnis kažkoks, ar nežinau, ten gražesnis ar turtingesnis, ar sėkmingesnis kabutėse. Bet jie nesupranta, kad jeigu jie pasiekė tokį amžių, tai jie turi daugybę kompetencijų, kurios leido jiems išlikti, išgyventi, kažkaip tai realizuoti save, kažką tai daryti. Aš irgi apie tai susimąsčiau, nes aš girdėjau šitą jūsų mintį anksčiau ir aš tada galvoju, tikrai reiškia, aš turiu net ir pastabumo, ten mašina važiavo, praėjau gatvę. Ir aš nesusimąstau, aš galvoju, kad irgi trūksta to, ano, trečio, kaip aš čia taip. Ir vėl susimoviau ten kažkokio vietoje, iš tikrųjų tam, kad mes išgyvenom. Ir tai parodo, kad mes ir valios turim, ar ne? Visko, valios ir savidisciplinos turim. Ir mūsų įpročiai palankus dažnai būna. Nes tie, kurių įpročiai yra nepalankus, tie žūsta. Tai yra normalu. Nebūtinai, gali būti dar tik procese degradavimo. Kai aš sakau žūsta, tai vad jūs gerai sakot, labai yra procese destrukciniam. Taip, jisai eina į destrukciją. Nes mūsų elgesys, jeigu jisai kartojasi, jisai tampa mūsų įpročiu, pradžioj rutina gal, paskui įpročiu, jeigu kartojasi mūsų įprotis, tampa mūsų gyvenimu. Tai jeigu mes norim keisti savo gyvenimą, tai mes turim keisti savo įpročius. Mes turim keisti savo elgesį, tiek į kartų kartoti, kad jis taptų rutina, taptų įpročiais ir tada pasikeis mūsų gyvenimas. Kartais žmonės labai įdomus, bet jie nieko nenori keisti, nei mąstymo, o tam, kad keisti elgesį, mes turim keisti mąstymą. Jie nieko nenori keisti, jie nori mąstyti taip, kaip mąstė,
nors gavo neigiamas pasekmes ir jie nori, kad pasikeistų gyvenimas. Tai nesuveiks tai. Tai vėl grįžtant, jeigu dar prie savo laimės, tai yra santykiai su svarbiais žmonėm, tiek savo šeimos nariais, tiek savo išplėstinės šeimos nariais arba savo kilmės šeimos nariais, tiek draugystė, tiek sielos draugystė, nes man tai yra aktualu kaip tokiam ieškančiam žmogui. Aš noriu turėti žmonės, su kuriais aš galiu pasikalbėti apie tai, ką šiaip žmonės rečiau kalba, taip, apie tokius daugiau dalykus, daugiau egzistencinius ir taip toliau. Tai vat būtent įspūdžiai kažkokie ir pozityvo kūrimas. Man dar to labai svarbu, tas laimės šaltinis yra tai, kad mes apsisprendžiame kurti šviesius dalykus ir pozityvius dalykus tikslingai. Laimė daroma mažais gabaliukais, gaminama laimė. Iš mažų gerų darbų, mažų malonių įspūdžių. Ir aš kartais duodu klausimą, ar norėtumėte išlošti milijoną, ar 1000 kart po 1000, darysim, eurų, ne? Ar 100 kart po 10 000. 100 kart po 10 000. Tai daugumai žmonių 10 000 yra jau suma reikšminga. Ir tu esi apdovanotas 100 kartų per tau. Įsivaizduokit, kas 6 mėnesiai arba kas 3 mėnesiai išloši po 10 000. Arba iš karto milijoną. Ir kas neturi psichologinių ten didesnių žinių, arba iš vis neturi, nesidomi, tai sakytų milijoną, nes... Statistika sako, kad tie, kurie išlošia milijoną, 80% jų visiškai žlunga arba... Jo, statistika tokia yra. Taip, žinokit, mes su draugais prie stalo, kaip tik prieš mėnesį gal diskutavom ir visi sako, nu, Karolina, vis tiek norim to milijoną, sakyk tu, ką nori, vis tiek, bet aš sakau, jums bus blogiau, jeigu tai neuždirbta, ten turi būti priklausomybės, santykiai pašlis. Pinigus mes, kalbant apie pinigus, jie yra energija. Ir mes ją galim suvaldyti tik tiek, kiek mes patys ją galim sukurti. Kitaip sakant, mes galim suvaldyti tokią sumą pinigų, kurią galim patys sukurti. Jeigu mums taip gavos, kad mes, darysim, išlošėm, ne? Tiek, kur mes net nesam gyvenime, nei ten uždirbę, nei matę, nei nieko, tai yra jau 100% beveik, 100% tai duos tau tik tai nelaimės. Tai įrodyta, čia ne tai, kad įrodyta, bet čia yra faktai, taip yra faktai. Ta prasme, tai buvo beveik visiems, ar ne? Beveik visiems, tai Amerikoje yra ilga istorija, tų išlošusių, ir jie sekami, visa kita. Statistika yra negailestinga. Tai. Ir dar yra, net jeigu tu uždirbi pats, kaip, pavyzdžiui, NBA krepšininkai. Yra statistika, aš dabar tiksliai žinau, 60% ar kiek jų bankrutuoja per pirmus ten kažkiek tai metų, per 5 metus ar kiek. Visi milijonieriai, kurie baigė NBA, praktiškai jų turtas yra ženkliai didesnis už milijoną. Ir bankrutuoja žmonės. Kaip? Dėl to, kad neturi bendrųjų kompetencijų. Jie buvo išmokyti įmesti krepšį, atlikti tuos savo veiksmus, būti toj krepšininko rolėje, bet nebuvo išmokyti gyventi. Jau nuo vaikystės jie darė tik vieną dalyką, buvo labai ugdomos jų būtent specialiosios kompetencijos ir nebuvo ugdomos bendrosios kompetencijos, jais buvo pasirūpinta, jiems buvo duoti apranga, visa kita, visur nuvežti, visur tu tik loš, tu tik tai sukaupk ir nebuvo išmokyti gyventi. Ir santykių problemas atsiranda ten ištisai, ir priklausomybės, ir kas tik tai nori, bet šiuo metu, kiek aš esu skaitęs, jau NBA atkreipė į tai dėmesį ir jie pradėjo tos krepšininkus mokyti gyventi specialiai, nes gėda, nes baigė. Taip, aš irgi būna susimastau dėl tų pop žvaigždžių, kaip Britney Spears, kur daug kas šneka, kad jau jai nebegerai iš didžiulės šlovės į dabar ką jinai ten rodo internete, tai atrodo man Michaelas Jacksonas liūdnai. Ir jisai atrodė liūdnai man asmeniškai. Michaelas Jacksonas man yra pavyzdys.
aš vedu tokias grupės vaikystės perdirbimo ir mes perrašom vaikystę pozityvių būdų žmonių galvose, žmonių smegenyse. Tai aš ten duodu pavyzdį Michaelo Jacksono, kad buvo super talentingas žmogus, super sėkmingas, super visoks ir taip toliau, bet jisai pas jį nebuvo kompetencijų visų pirma pažinti savo viduje tą vidinį vaiką, nes mūsų vidinis vaikas yra mūsų visos vaikystės patirtys, kurios tapo mūsų prisiminimai smegenyse. Tai yra ir mūsų mintys, ir faktai, ir emocijos, ir kūno pojūčiai, impulsai veikti, viskas mūsų smegenys įsimena viską, vaikystės tos visus dalykus. Ir mūsų suaugusiam amžiui tas mūsų vidinis vaikas pasireiškia, tas prisiminimas, mes vadinam tik vidiniu vaiku, bet tai yra mūsų prisiminimas, kuris dažnai įtakoja mūsų elgesį. Ir mes pradedame elgtis, ar teko jums matyti suaugusį, o gal pati pastebėjote, kad jūs kartais elgėtės kaip vaikas, arba teko matyti suaugusį, kuris kartais visiškai kaip vaikas pasijaučia, pažeistas vaikas, arba piktas vaikas, arba nesilaikantis ribų vaikas, ar ne? Arba nuskriaustas vaikas. Aha, aš pati galvoju apie tą vidinį vaiką, dar nėra taip, kad iki galo aš suprantu, ką tai reiškia, bet tikrai yra buvę situacijų, kad galvoju, neimti ant to antro saldainio ir toks man nerūpi, kalbu kaip mano nesilaikantis taip, būna kalbu kaip mano vaikai kalba, man nerūpi, pagalvosiu kitą kartą, dabar noriu ir viskas. Ir aš po to galvoju, kaip čia taip, ašgi save tokią suaugusią laikau, bet kažkaip išlenda tokių kartais. Kiekvienas mes turim ir sveiko suaugusio, nes kitų būdų mes neišgyventumėm, bet turim ir tą vidinį vaiką ir būtent šito vidinio vaiko rūšis, ar ne, tai pavyzdžiui, piktas vaikas. Nes piktis yra irgi visada vaikiškas režimas, nes pyksta žmonės dėl to, kad nėra taip, kaip noriu, kad būtų. O tik vaikas gali norėti, kad būtų taip, kaip noriu, kad būtų. Nes suaugęs žmogus, jisai žino, kad nėra taip, kaip noriu, kad būtų, kad mūsų pasaulis nesutvarkytas man vienam, bet jis yra toks, koks jis yra ir man reikia pristaikyti, o ne pasaulis pritaikytas. Arba pavyzdžiui, nesilaikantis ribų vaikas. Ne, jisai žino, kad gali būti kažkokios pasiekmės, bet jam nerūpi tos pasiekmės, jis nori patenkinti savo impulsą čia ir dabar, nes jis neturi savireguliacijos įgūdžių. Ir tada jisai pajaučia impulsą, kuris užvaldo jį. Arba pavyzdžiui, pats toksai liūdniausias režimas yra liūdnas vaikas. Tai yra arba pažeistas vaikas, arba nuskriaustas vaikas, iš kurio atimtos jėgos, kuris susidūrė su didelė galia tėčio, mamos ir taip toliau, su kažkokia tai neteisybė. Ir jisai jaučia, kad jis neturi galių tvarkyti su tuo pasauliu. Ir jam liūdna labai dėl to ir taip. Tai aš noriu dar užbaigti apie Michaelą Jacksoną. Tai jisai, jūs žinot, gal istorijoje tenais ir pedofilijos buvo atveju ir taip toliau, bet aš žinokit savo viduj, kaip ten buvo, man neaišku, bet aš labai iš jo to visko, kiek aš apie skaičiau, man labai didelis toksai įstikinimas yra, kad jisai tuo metu su tais berniukais jis buvo 5 metų ten, arba 7 metų. Ir jisai su jais žaidė, kaip kartais ir žaidžia berniukai, ten kokius rodo savo kūno dalis ir taip toliau, nes jis labai, tas matėsi pas jį, jame suaugusio mažai buvo. Ir jisai nemokėjo sutvarkyti su savo savasties dalimis ir labai stipri hiperkompensacija, įtikti savo tėčiui pradžioje ir paskui pasiekti tą šlovę, kad pasijausti vertingų, nes savo tėčiui jis nebuvo vertingas. Ir tada jam labai buvo sunku su tuo būti ir jis pradėjo naudoti medžiagas, jis juk net miegodavo narkozėj. Jam labai buvo sunku sutvarkyti savo vidiniais konfliktais, tai jam reikėdavo užsislopinti vaistais ir žuvo per tai. Tai jeigu jis būtų gavęs gerą psichoterapiją, kurio šiuo metu aš mokau gydytojus ir psichologus po diplominės studijose, tai jam iš to nereikėtų. Jis būtų savo vidinį vaiką tyrinėjęs, savo tas patirtis, atjautęs, validizavęs, jas kažkaip tai pripažinęs ir jisai tada būtų
atsigręžęs į savo poreikius. Į savo poreikius, kaip aš galiu pasirūpinti savimi. Nes aš pas jį šito nemačiau. Pas jį buvo poreikis, kaip aš galiu atsitraukti nuo gyvenimo. Pavyzdžiui, priklausomybės. Dėl ko žmonės vartoja svaigalus? Dėl 2 priežasčių. Viena priežastis yra tai, kad jie nori atsitraukti nuo realybės, nes jiems per sunku, jie neturi kompetencijų tvarkyti su ją. Kita priežastis yra tai, kad ieško stimulų. Tai tie antrieji, jie neturi fantazijos, nes stimulų yra daug visokių, o ne tik tai svaigaluose, nes jeigu aš vartoju svaigalą, tai labai pigus būdas gauti kažkokį stimulą arba atsitraukti. Malonumą taip pat irgi. Bet čia, suprantat, čia yra labai labai pigus dalykas. Tai jeigu mes tikrai sveiki suaugę, tai mes turim tokį savo bruožą, ypatumą kaip kūrybingumą. Ir mes ieškom įmantresnių ir toli siekiančių pasitenkinimo būdų. O aš gerai suprantu, kad su tuo vidiniu vaiku reikia priimti, kad jis yra, duoti jam šiek tiek laisvės. Gal gerai pabūti tam režime kartais sąmoningai. Taip, jūs labai gerai sakote. Pradžiai reikia žinoti, kad mūsų patirtis, visos tos mūsų patirtis užsirašė mūsų smegenyse. Ir tie, kurie serga Alzheimerio liga, tai pas juos įdomiai, jie užmiršta, kas dabar buvo, bet jie viską atsimena. Nes viską, ką mes patiriam, mes su jumis čia šnekam ir mūsų klausys kažkas, tai viską, ką mes darėm, įsimins mūsų smegenys. Ir mūsų žiūrovų smegenys, viskas liks mūsų smegenyse, tik tiek, kad mes tarsi užmiršim tai, bet tas liks mūsų smegenyse ir tas darys mums poveikį. Tai ypatingai stiprios mūsų patirtis, kur emocijos buvo stiprios, kūno pojūčiai, kur kažkokie impulsai veikti, viskas įsimena, mes tarsi užmiršom, bet tai išlenda, kai kažkoks tai primena ar kažką. Bet pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, kažkoks kvapas, ne iš vaikystės, ir mes galim prisiminti, darysim, kokios nors nemėgstamo valgio darželyje kvapas gali mus grąžinti į tą būseną, kurioje mes buvom darželį. Arba, pavyzdžiui, kažkoks tai žmogus, kurį mums primena žmogų, kuris mus skriaudė. Visai kitas žmogus, kuris nieko bendro neturi. Nes aš esu plikas, daleiskim, ir yra žmonių, kuris sako, aš labai nemėgstu plikų žmonių. O kodėl tu nemėgsti plikų žmonių? Dėl to, kad tave kažkas tai nuskriaudė vaikystėje, plikas žmogus. Ir tu gal neprisimeni, kas ten buvo. Bet tą patirtį tu prisimeni su tuo žmogum. Ir jinai veikia, ta patirtis. Jinai veikia ir net labai veikia, net kartais kažkokio žmogaus, labai nemėgstu, sako, aš nieko nežinau, bet aš jo labai nemėgstu. Tas žmogus primena man kitą svarbų žmogų iš mano gyvenimo, kuriam aš jaučiau labai stiprius jausmus, kažkokius tai nemalonius. Nes nėra neigiamų jausmų, neigiamų emocijų ir teigiamų nėra, nes visi teigiami, nes visi duoda mums informaciją kažkokią. Šitą išmokau, yra nemalonus ir malonus, taip? Taip. Aš pati neįsivaizduoju laimingos kasdienybės be gero organizmo funkcionavimo. Tai aš manau, kad galima labai gerai savo padėti su maisto papildais. Man labai patinka žuvų taukai omega 3 iš Raw Powders, nes jie padeda palaikyti normalią smegenų veiklą, normalų širdies darbą, taip pat normalų regėjimą. O be to jos yra labai paprasta ir lengva naudoti. Taip pat Raw Powders elektroniniai parduotuvėje rasite ir kitų papildų, tokių kaip magnis, kuris padeda nervų sistemai, taip pat melatoninas, ašvaganda, kuri padeda išlaikyti emocinę pusiausvyrą, bei daug kitų. Turiu ir nuolaidos kodą Laimė30, suteikia 30% nuolaidą apsipirkimui, nuorodą rasit šito video aprašyme. Raw Powders itin švarios sudėties maisto papildai, be nereikalingų priedų ir užpildų. Dar kartą galiu apibendrinti, kas man yra laimė, tai mano minėtų poreikių tenkinimas, visų emocinių poreikių, nepatenkinimas, kad jau visiškai galutinai, bet kad aš patenkinčiau juos tiek, kad man leistų tenkinti kitus poreikius. Taip? Tada kažkokio tai šviesaus gyvenimo kūrimas, taip, kad aš specialiai kuriu laimę mažais gabaliukais.
ir santykė su viskuo, kas mūsų supa. Tai yra ir kiti žmonės, ir gamta, ir kažkoks tai dvasingumas, transcendencija, ir aš pats su savo vidinėmis dalimis, vidiniu vaiku. Ir jeigu kalbant apie laimę, tai iš tokios schemų terapijos perspektyvos, tai yra tuomet, kai pas mus harmoningai siejasi sveikas suaugęs režimas, kuris įsijungia, kai mes patiriam kažkokius iššūkius, arba mums reikia spręsti problemas, ir žaidžiantis laimingas vaikas, kuris reiškiasi, kai nėra jokių iššūkių dėlių ar problemų. Tai ta būtent žaidžiančio laimingo vaiko būsena su kažkokiamis tai įsijungimu sveiko suaugusio įsprendžiam problemą, ir viskas yra ta laimės būsena. Harmonija tokia, ar ne? Taip, atsiverti pasauliui, atsiverti patirčiai, ją džiaugtis, mėgautis ir kurti tokį gėrį pačiam. O jūs pastebėjote tarp, nežinau, savo klientų, kad jie vaikosi kažkokio laimės šaltinio, jiem tai yra laimė, ir po to, sakykime, gailisi, supratę, kad nevertėjo tiek daug pastangų dėti kažkokius tai dalykus, tai kas būtų tie dalykai ir ko žmonės gailisi po to. Kas yra laimė, kas yra nelaimė? Yra daug ir tyrimų atlikta, ir žinomi tyrimai, kur, pavyzdžiui, apklausi žmonės prieš mirtį. Taip, ir tai va šiuo metu akivaizdžiai yra žinoma, kad jeigu žmogus savo savivertę arba savo laimę priskiria prie kažkokių sąlygų, tai vat veda į kentėjimą ir bent jau mažiausiai į nelaimingumo jausmą. Tai tos sąlygos gali būti bet koks, gali būti turtas. Taip, daug žmonių prisiriša prie turto, bet turtas turi tokį dalyką. Bet jeigu pažiūrėti sveikai, tai yra geras dalykas turtas. Jeigu jis tenkina pagrindinius poreikius ir jeigu tai nėra savitikslis dalykas. Jeigu tai yra priemonė, o ne tikslas. Ir man patinka būti pasiturinčiam, ir aš manau, kad tai yra gerai ir tai gali būti geras tikslas, bet tai neturi būti vienintelis tikslas arba pagrindinis tikslas, ir turi būti kaip priemonė tenkinti kitus savo poreikius. Arba gali būti statusas. Irgi man dar tokie keistesni žmonės yra, kurie pririša savo savivertę ir laimę prie savo statuso. Nes mūsų statusas yra visiškai nestabilus dalykas. Tu būk pasaulio čempionas, ateis laikas, tave kažkas tai pralenks. Tai yra duotas, tu kaip koks meteoras sužypsi laikinai ir paskui išeini ir tiek, ir viskas. Tai neduoda laimės statusas, duoda įtampą, nes tam, kad tu būtum ir išlaikytum statusą, tai reikia nuolat stengtis. Dėti pastangas, bijoti kažko, tai nerimauti, kurti kažką ir taip įtampa yra. Net nežinau, man tai atrodo geras dalykas siekti to čempiono titulo, vis tiek lavinėsi. Ar sakytumėt iš pozityvo tada siekti gerai būtų, siekti, ar ne? Vėlgi aš jau minėjau, iš to, kad aš noriu realizuoti save ir savo talentus, bet nenoriu su kažkuo tai lyginti, su kažkuo tai rungtyniauti, tikrąja to žodžio prasme. Rungtyniauju su kitais tam, kad realizuočiau savo talentus ir pasimatuočiau, bet ne tam, kad mano savivertė priklauso nuo to, ar mano laimė. Nes jeigu mano savivertė arba laimė priklauso nuo mano pasiekimo, tai yra labai trapu, ir tai kaip aš elgsiuosi ir kaip aš gyvensiu ir kokia bus mano savivertė, kai tie pasiekimai, jų nebus tokių vertingų. Niekad šitaip nebus, mums reikia anksti mirti, jeigu mes norim mirti šlovės viršūnėje. Suprantat, tai reikia tada pasiaukoti taip ir numirti šlovės viršūnėje. Ir kartais taip žmonės daro. Kartais taip daro. Ir kartais ir nusižudo. Taip yra. Ir nusižudo vienu ar kitu būdu. Taip, ir gali žmonės žudytis ir netikslingai, kaip pavyzdžiui, vartoti svaigalus arba nesaugiai vairuoti kažkaip, tai arba dar kažkokiu teistimu. Tai nėra gerai. Tai yra tik tai vienas iš gyvenimo komponentų, kaip žaidimas. Iš viso
aš manau ir įstikinęs esu, kad jeigu mes norim būti laimingais, mes turim gyvenimą žiūrėti kaip žaidimą tam tikrą. Tai yra žaidimas ir tiek. Tai nėra žūtbūtinė kova kažkokia, tai yra žaidimas. Dar vienas dalykas, kur žmonės prisiriša, tai prie savo kažkokiu tai grožio. Taip, ir čia kartais vieni daugiau, kiti mažiau, bet labai labai nestabilus dalykas. Savo paties išvaizdos. Prie savo paties išvaizdos. Taip, prie... Ir tada tiem žmonėm, jie labai puoselė savo išvaizdą, savo vertę su tuo ryšą ir taip toliau, su savo jaunystė, jaunatvė, labai bijo sensti, amžėti bijo, tai irgi labai. Dabar pasakysiu, kas gali nepatikti. Kiti žmonės savo laimę pririša prie savo šeimos ir prie vaikų turėjimo. Tai mokslas sako tai, kad vaikų turintys žmonės yra truputį mažiau laimingi negu neturintys vaikų šeimą. Aš nustebus šito. Tokia statistika. Tokia statistika. Taip ištirta yra šitas dalykas. Nes aišku priklauso, kokie vaikai ir, pavyzdžiui, vaikai gali sirgti, gali vaikai su ypatumais būti ir taip toliau. Ir vaikų turėjimas yra labai didelis įsipareigojimas. Vaikus mes turim turėti, pradėti vaikus ne dėl laimės ir džiaugsmo, bet iš noro atiduoti kažką tai savo, iš noro tokio truputį pasidalinti su pasauliu ir pratęsti, bet neturėti džiaugsmus ir laimės. Viskas, jeigu mes turėsim vaikus tik tai dėl džiaugsmo, aš turėsiu vaiką ir ten viskas bus pradžiai berniukas, o paskui mergaitė, kaip iš skalbimo miltelių reklamos. Nieko gero nebus. Tai mus ves į nelaimę, taip. Nebent, aš taip sakyčiau, nebent, žmogus turi tokius įsitikinimus, kad, jūs taip ir pasakėt, kad aš turiu įsitikinimą, kad aš noriu pratęsti giminę, aš matau prasmę, aš noriu galbūt tokiu būdu eiti į amžinybę ir man būtent teikia laimės pats faktas, kad aš einu į amžinybę savo genus, skleisdama. Tai gal iš... Bet aš tada prieimu bet kokią patirtį. Ta prasme, vaikas serga, aš absoliučiai žinau, aš taip sakau jau nuo moterim, kur, oi, čia dabar aš turėsiu vaiką, aš būsiu laiminga ir taip toliau. Aš sakau, vienas dalykas, kad vaikai serga. Vaikai serga. Ir čia bus tikrai jums daug kančių, kai jūsų vaikas sirgs, ir būtinai vaikas sirgs. Mažiau, daugiau sirgs, bet vaikas sirgs ir jūs dėl to labai blogai jaustės. Vienas dalykas. Tikrai taip. Antras dalykas, jie gali pradėti elgtis kitaip, negu jūs norite. Ir dažniausiai tai bus, nes jeigu jie visą laiką elgsis taip, kaip jūs norite, tai aš tam jūsų vaikui nepavydžiu. Nes jeigu jūs norite auginti vaiką teisingų būdų, tai jūs turite tenkinti jo poreikius emocinius, vienas iš poreikių yra autonomija, kitas yra ribos. Tai mes turim besąlygišką meilę, priėmimas, bet po to autonomija ir ribos. Tai tikrai vaikų auklėjimas yra įsipareigojimas, tam tikra prasme pasiaukojimas, tik tai ne per daug, bet tam tikra prasme atsisakyti savo kitų kažkokių tai poreikių tenkinimo dėl to, kad aš noriu turėti vaikų. Supratimo, kad mano 24 valandos per dieną jų didelė dalis bus skirta vaikam. Taip. Vaikai gali būti nedėkingi. Gali. Ir nereikia tikėtis, kad jie bus dėkingi. Labai gerai sakot. Nes jeigu mes tik tai vaikam norim įdiegti dėkingumą ir ypatingai blogai skolos jausmą, nepatinka žmonėms, bet aš sakau, mes neskolingi savo tėvams. Nes jie mus padarė, jie mus padarė dėl savo poreikių tenkinimo ir kartais ne visai šviesių poreikių. Mes neprašėm jų, kad jie mus darytų. Jie mus padarė prieš mūsų valią. Taip iš esmės mes jų... Tikrai neklausėm. Jie mūsų neklausė, mes jų neprašėm, jie padarė džiaugsmingai mus, taip, dėl savo kažkokių tai sumetimų ir tikslų įvairiausių, ir kartais nelabai šviesių, tai mes jiems neskolingi. Bet mes galim savo vaikus auginti ir duoti. Taip. Mes galim rūpintis savo tėvais
Ir aš pats asmeniškai labai rūpinausi savo tėvais, labai rūpinausi. Ir vienu, ir kitu, ir mirė ant mano rankų, abudu ir taip toliau. Tai, bet aš siūlau šitai daryti ne iš to, kad aš skolingas jam, bet aš noriu, mano vertybė yra pasirūpinti savo mama arba tėčiu, bet ne dėl to, kad aš turiu ten sukandęs dantis ir kesdamas ir taip toliau iš tokios skolos jausmo arba kaltės jausmo. Kas man duos vandens stiklinę prieš vandens? Niekas neduos. Jeigu pas nepasirūpinai, tai niekas neduos. Reikia suprasti, kad mes neturim tikėtis išnaudoti savo vaikus. Čia anksčiau tai buvo visa istorija, kad žmonės darydavo vaikus tam, kad... Bet šiuo metu aš manau, kad jau žmonių branda yra tokia, kad mes neturim tikėti. Bet žiūrėkit, jūs turit 4 vaikus. Aš turiu 4 vaikus. Jūs turbūt džiaugiatės, kad turit 4 vaikus. Aš džiaugiuosi ir man kažkaip tai pasisekė, nes aš nepatyriau savo vaikais labai didelių sukrėtimų, bet tai nėra mano gyvenimo prasmė. Viso, jeigu mes sakykime apie prasmę, tai niekas vienas kažkoks aspektas gyvenimo, mano nuomonė, negali būti prasmė gyvenimo. Visas gyvenimas yra prasmė, visas gyvenimas su visais gyvenimo komponentais yra prasmė ir dabar išgirskime visi, jeigu mes tą prasmę tam savo gyvenimui suteikim. Nes iš esmės aš pritariu egzistencialistams, kad gyvenimas neturi prasmės, jeigu mes jos nesuteikiam. Objektyviai neturi. Aš tai galvoju, jeigu gamta mūsų kūrė, tai ne šiaip savo. Jo, bet tai mūsų kūrė ir viskas. Ir ta prasme viskas, mes ar paliksim palikuonį, nepaliksim. Yra toksai dalykas, kad va čia mes sėdim, su jumis, tai mes su jumis labai sėkmingi žmonės, nes mūsų visi protėviai, ir galim patys skaičiuoti nuo kur tenais, nuo žmogbeždžionių ar nuo kažkokio tai pasaulio sukūrimo žmogaus, bet daugybė kartų čia, daugybė šimtų ir tūkstančių kartų buvo vaisingi, buvo sėkmingi ta prasme, kad išsaugo savo vaikus. Mūsų visos promočiutės arba kažkokios kitos moterys galėjo maitinti mus, išsaugoti ir taip toliau, ir mes esam šitos grandinės gale. Įsivaizduokit? Ir mūsų protėviai gyveno prieš 1000 metų. Mūsų protėviai gyveno, kai prieš 2000 metų Kristaus laiko. Mūsų protėviai gyveno. Mūsų protėviai gyveno, kai buvo statomos Egipto piramidės prieš 3000 metų ar kiek. Tai pagalvoju kartais ir šito aspekto. Tai reiškia, mes tikrai atsinešėm labai stiprų tokį potencialą, ar ne? Bet ne visi iš mūsų perduos tą grandinę. Kažkada šitą grandinę mūsų nutrūks kažkada. Tai galime matyti tame prasme, perduoti tą tokią genetinę informaciją ir tada, kad mūsų vaikai ją perduotų, anūkai, proanūkiai ir taip toliau. Bet čia vėlgi tai yra prasmė, tik jeigu mes suteikiam taip ją. Aš nesu tikras, ar, pavyzdžiui, musė, arba skruzdėlė, arba stirna tą prasmę labai mato. Turbūt neturi tokių savo. Jinai daro tai, ką reikia, ten dauginasi, pasidaugina, palieka, nes tokie instinktai, nes tik tokie išliko. Sutinkat? Tik tokie išliko, kurių labai didelis instinktas buvo pasimaitinti, apsisaugoti ir pasidauginti. Trys instinktai mūsų valdo. Tai tie išliko ir jie yra, bet ar čia prasmė? Čia yra prasmė, jeigu mes patys ją suteikiam, jeigu patys mes priskiriam prasmei. Tai jeigu jūsų klausia, kas yra prasmė, jūs sakote, pats gyvenimas? Aš sakau taip, kad jūs turite savęs klausti, kas jums yra prasmė ir kur jūs savo gyvenime, kam jūs savo gyvenime suteikėte prasmę. Bet prasmė neturi būti tikslas, mes turime skirti tikslą ir prasmę, nes tikslą mes galime pasiekti, o prasmės mes negalime pasiekti, nes prasmė yra vertybė. O vertybių mes negalime pasiekti, mes galim tik tai judėti jų kryptimi.
tai mes ieškom prasmės, žmogus ieško prasmės. Tai mes galim ieškoti prasmės, eiti link jos ir atrasti vis naują prasmę. Tai jūs turite, aš jums linkiu tam žmogui pasakyti, atrasti prasmę ir prasmė yra kintantis dalykas gyvenimo eigoje. Skirtingose gyvenimo laikotarpiuose mes atrandam kitą prasmę. Įsivaizduokit, kokį paauglį arba paauglę, ne? Pirmoji meilė, pirmas bučinys, prisilietimas už rankutės, kažko. Labai labai stiprus dalykas. Ir gali matyti prasmę. Pavyzdžiui, tapti mama arba tapti tėčiu, tai labai didelė prasmė gali būti, ar ne? Stinga. Taip. Ar pavyzdžiui, įgauti profesiją kažkokią, tapti, darysim, gydytoju arba aktoriumi. Aš gydytojas, jūs aktorė. Gali būti irgi prasmė. Bet tai neturi būti užgožianti visą kitą. Turi būti kažkoks tai komponentas, kažkoks vienas aspektas gyvenimo, kuris nuolat atsinaujina ir jis mus veda į kažkokią, ką mes priskiriam šviesą. Tai yra vertybinė kryptimi. Man patiko, iš jūsų praeitų pokalbių girdėjau, tai pasakėt, gali būti prasmės ieškojimas. Ir dabar panašiai sakėt. Taip, labai. Bet ta visa kelionė, link prasmės, tai irgi man skamba labai. Bet jis turi būti irgi neįkyrų. Aš vis tiek esu už tai, kad jeigu mes norim kurti laimę ir prasmę, tai mes galim kurti lengvai. Čia kaip groti fortepijonu, jeigu tu įsitempęs pirštus grosi, neskambės muzika. Mes turim išmokti lengvai šitą viską daryti, kuo lengviau gyvenime. Tai aš labai už šitą esu. O negali būti taip? Man būdavo taip. Aš dėl to ir įstojau į filosofiją, nes man kiekvieną dieną savęs po labai daug kartų paklausdavau, kokia prasmė ir visą laiką sakydavau, nežinau, gal nėra, bet tai buvo labai liūdnas emocinis fonas. Ir tai ėjo su kančia. Ir tos kokia prasmė, kas iš to, toksai, kaip dabar aš žiūriu į tą laikotarpį, tai atrodo, kad ten, nežinau, gal buvo įkyrios mintys tiesiog, turėjau daug laisvo laiko ir kažkaip, bet tai buvo labai liūdna iš tikrųjų, jautėsi liūdnai. Po to aš jau radau kažkokius atsakymus. Tai tas gyvenimo prasmės paieškos, jos gali būti tokios net įkyrios ir skaudinančios kažkokios net, ar ne? Tai čia Taip, jūs labai gerą palėtėte aspektą gyvenimo. Jeigu tai mus kankina ir skaudina, tai iš tikrųjų mes labai gyvenam neprasmingą gyvenimą. Tai tada aš siūlau pradžiai savo galbūt pamatyti prasmę, atrasti, sumažinti savo kentėjimą. Nes jeigu mums labai skauda, mums sunku kažką sukurti. Pavyzdžiui, mums būtų noras susitvarkyti šitą patalpą. Bet jeigu mums skauda kažkoje ar kažkam sunku būtų sutvarkyti, tai aš nemanau, kad kentėjimas dėl to, kad aš nerandu prasmės, padeda ieškoti prasmės. Tai turbūt pakilti virš šito visko, tai pradžiai mes galim turėti kryptį, ką mes moko mindfulness studijose, sąmonimo studijose, kad kentėjimas lygus mūsų skausmui arba diskomfortui, daugintam iš mūsų reakcijos į. O, dar kartą. Kentėjimas yra lygus mūsų skausmui arba diskomfortui, padaugintam iš mūsų reakcijos į. Mes negalim atsakyti gyvenimo skausmo arba diskomforto, bet mes galim atsisakyti reaguoti į kentėjimo. Iš tikrųjų, galima nekentėti gyvenime. Ir čia aš su Viktoru Frankliu galiu ginčytis ir su kitais, kurie sako, kad kentėjimo negalima išvengti. Aš manau, kad galima išvengti, jeigu mes priimam tokią poziciją, kad čia mindfulness pozicija, arba šiek tiek atėjusi gal iš budistinės tokios paradigmos, kad mes negalim išvengti skausmo gyvenimo, diskomforto, nesėkmių ir taip toliau, negalim išvengti. Bet mes galim atsisakyti tikslingai, sąmoningai reaguoti į tai kentėjimu. Aš tiesiog man skauda ir mano mama
yra pavyzdys, jinai sirgo vėžiu, metastazės, kaulai lūžę, visą kitą. Ir jinai nekentėdavo, taip žinau. Jinai tiesiog jausdavo skausmą, ten įvaldydavo su vaistais, bet jinai atsakydavo dėl to labai skūstis, kentėti ir taip jau. Jinai leido atsiverti pasauliui, nes kentėjimas iš mūsų atima viską, atima mūsų gebėjimą veikti, funkcionuoti, nes mes tada visą energiją sukoncentruojam į savo kentėjimą. Tai kentėjimas yra jau būtent susikoncentravimas į skausmą Būtent. Kai mūsų akiratis ir akiplotis, galim sakyti, susiaurėja iki to skausmo arba diskomforto ir dar įsijungia mūsų santykiai su tuo stiprus. Va šioje vietoje aš nesutinku su Viktoru Frankliu, kuris šneka apie kentėjimą, nes man viskas patinka ir viskas tinka, tik aš noriu žodį kančia ir kentėjimas keisti į žodį skausmas. Nes mano nuomonė ir mano įstikinimu ir mano asmeninė patirtimi ir mano artimųjų patirtimi mes galim išvengti kentėjimo arba jį smarkiai sumažindami, atsakydami reaguoti į skausmą kentėjimo būdu. Ir tada dar galim panaudoti formulę, kurią pasiūlė Kristiniov, kuri šnekėjo apie atjautą savo ir apie atjautą. Ir aš noriu pasiūlyti formulę visiems žmonėms ir žiūrovam, kuri gali labai padėti gyventi sunkiu metu. Tai kai mes jaučiam kažkokį tai skausmą arba jaučiam diskomfortą, mes galim žengti 3 žingsnius. Ir pirmas žingsnis būtų pripažinti šitą skausmą. Man sunku, man labai sunku. Antrą žingsnį žengti sujungdami šitą savo skausmą arba Niok sakė kentėjimą irgi su kitų žmonių skausmu ir kentėjimu. Ir šitas mano skausmas jungia mane su kitais žmonėmis, kurie taip pat patiria tą skausmą. Juda žengti 3 žingsnį, įsipareigoti savo ir sakyti, ir aš noriu būti savo geras arba gera šiuo sunkiu metu. Man sunku, man labai sunku, tai mane jungia su kitais kenčiančiais žmonėm ir aš noriu būti geras savo šiuo sunkiu metu. Tai yra formulė, kuri gali padėti daugelį. Galime mes pasilikti tai 1 ir 3 žingsnį. Man sunku, man labai sunku ir noriu būti savo gera arba savo gera šiuo sunkiu metu. Tai toks irgi šita formulė gali padėti. O jinai tarp kitko, pagal istoriją, jinai šitą formulę sukūrė skrisdama lėktuve su savo autistinio spektro vaiku. Ir tas vaikas kažkoks buvo toks psichomotorinis susijaudinimas. Jinai užsidarė su juo į tualetą, nes lėktuvas, man, tu turi elgtis tinkamu būdu. Jinai užsidarė į tualetą ir jai buvo taip sunku, vaikas daužosi. Ir jinai sugalvojo šitą formulę. Man sunku, man labai sunku. Tai mane jungia su kitais žmonėmis, kuriems irgi labai sunku ir kenčia. Ir aš noriu būti savo gera šiuo sunkiu metu. Ir jinai tą formulę suveikė. Ir jinai po to šitą metodą išpopuliarino visur. O jūs dažnai minite Viktorą Franklį. Tai padarė jums teigiamos įtakos jisai ar ne? Turbūt... Neturbūt, aš girdėjau ir citatom pasidalinat, gal kažkokia jo mintis labai net įstrigo ar net vadovaujatės ją. Tai jis buvo žmogus, kuris padarė įtaką daugelį žmonių. Jis šiuo metu gyvas yra šia prasme, mūsų aptarta prasme, nes mes apie jį kalbam dabar, taip. Ir kūriniai jo likščiol daro daug gero. Ir lietuvių kalba išversta ir sakyta, jisai buvo tas žmogus, kuris ištyrė ir pats per savo patirtį visą kitą prasmės fenomeną žmogaus gyvenime. Taip? Ir žmogus ieško prasmės knyga jo, tai aš turiu keletą citatų, kurios man gali būti svarbios. Jisai daug labai citatų, bet apie kančią tą minėtą. Tai aš pakeisiu jo tik tai žodį vietoj
kančios panašų skausmą, tai sakė, kad jeigu gyvenimas turi prasmę, tai ir kančia, o mano pakeitimas būtų skausmas gyvenimo, irgi turi prasmę. Nu, man žinokit, labai stipri citata, labai stipri. Ir tada mes priimam šitą savo skausmą kaip irgi vieną iš prasmės šaltinių gyvenimo. Paskui jis išnekėjo apie patį žmogų, tai irgi toks dalykas, kad žmogus yra ta būtybė, kuri save įvardina žmogumi. Tai yra irgi toks labai stiprų mano nuomonė. Apie meilę. Apie meilę man labai patiko apie meilę. Sakė, meilė tai yra tai, kai mes kitą žmogų ir kito žmogaus pasaulį įsileidžiame į save ir taip praplečiame savo galimybės. Nu, man tai, žinokit, kažkas tokio. Čia atspindi mano tikrai suvokimą, kas tai yra meilė. Mes kitą žmogų, jo pasaulį įsileidžiame į save, į savo pasaulį ir taip praplečiame savo galimybės. O aš dar girdėjau, jūs citavot, aš pati tiksliai neatsiminsiu, bet kažkaip net ir Viktoras Franklis rekomendavo tiek daug nesikoncentruoti vien tik tai galvojimą apie savo prasmę ir per daug neužsisukti tame, o eiti į pasaulį. Jūs kažkaip sakėt, kad net knaisiotis savyje neverta tiek daug, o daug prasmingiau yra. Aha, kaip ten veikti skambėjo? Pasaulyje. Aš dabar tiksliai jums nepasakysiu šitos, nes jis daug ką šnekėjo apie tai, čia galima daug jo sakinių pateikti kaip citatų, bet jisai skatino veikti pasaulį. Jisai skatino vietoj to, kad galvoti apie veikti. Tai aš visoji savo šiuolaikiniai psichoterapijoje, ką aš dabar mokau ir būsimus psichoterapeutus, aš kritikuoju ir kai kas mane kritikuoja už tai, kad aš taip kritikuoju, aš kritikuoju kalbėjimą apie psichoterapiją. Pasikalbėjimą. Nes mano nuomonė, pasikalbėjimas, išskyrus retus atvejus, kai žmogus iš viso neturi su kuo pasikalbėti, yra mažai vertingas psichoterapijai. Ir tikrai nevertas tų pinigų, kur šiuo metu psichoterapeutams moka žmonės, už tai, kad mes turim pasikalbėti su savo artimai žmonėm. Ir jeigu pas mane patenka arba patekdavo žmogus, kuris sako, aš noriu pasikalbėti ir taip toliau, tai aš sakau, aš tokios paslaugos neteikiu, bet dar aš tada, jau jeigu jis neturi su kuo pasikalbėti, tada mano pirmas tikslas ir prasmė yra padėti jam sukurti santykius, kad jis turėtų su kuo pasikalbėti. Ir jam nereikėtų mokėti psichoterapeutui ir eiti pas psichoterapeutą ir šitam tokiam rolių žaidime būti, bet jis turėtų savo santykius, žmogiškosius santykius su svarbiais žmonėmis ir su jais pasikalbėtų. O pas mane, kaip pas psichoterapeutą, ateitų spręsti problemas, ateitų mano kažkokių tai metodikų, technikų, intervencijų, kurių negali jam duoti neprofesionalai. Aš kaip gydytojas, tai jeigu mes nueisim pas odontologą ir pasikalbėsim apie dantis, ne? Kada skaudėjo dantį, kiek skaudėjo, kaip mama elgėsi, kaip tau dantį skaudėjo ir taip toliau. Tai ir paskui baigėsi valanda ir išeinama, ne? Pasikalbėjom ir viskas. Ne, reikia dantį gydyti. Tai pasikalbėti yra galbūt psichoterapijos pradžiai, kad žmogus pasijaustų išgirstas, validizuotas, priimtas, bet paskui mes turime eiti prie pagalbos žmogui tikslingos, kurią gali užtikrinti profesionalai. Psichoterapeutas turi būti pranašesnis už savo klientą savo kompetencijomis. Nu, čia mano toks tikinimas. Jis turi žinoti daugiau, kaip mes einam pas odontologą, arba chirurgą, arba kirpėją, arba, nežinau, makiažo specialistą, dėl to, kad jisai daugiau žino apie tai. Ir jis daugiau gali ir daugiau moka ir gali išspręsti mūsų problemą ir gali padėti. Tai psichoterapeutas turi taip pat būti, ne iš bendro išsilavinimo. O labai daug žmonių nušvitusių šiuo metu iš bendro išsilavinimo bando tokią paslaugą teikti. Bet tai nelegalu, man atrodo. Tai kas, bet jūs pažiūrėkit, kas darosi internetiniai erdvėjai ir suranda pavadinimų įvairiausių savo specialybei. Taip toliau. Taip, kad visko yra, bet
Šitoj vietoj aš, pavyzdžiui, norėčiau, čia aš atiduodu savo gyvenimą, savo psichiką, savo smegenų struktūrą, nes psichoterapeutas turi padaryti poveikį savo kliento smegenų struktūrai ir funkcijai, nes kitaip jo darbas neturi prasmės, nes čia yra prasmė ir vertė, kurią jisai kuria. Taip, taip. Jis turi pakeisti, padėti žmogui, kad jos smegenys pasikeistų taip, kad jisai funkcionuotų geriau. Ir per veiksmų planą, ne per veiksmą, per instrukciją. Taip, o kaip galima kitaip padėti, yra dar Giotės Faustas toksai posakis, teorija brolaus sausa šaka, gyvenimo vaisingas medis žydi. Mes tik taip gyvendami, įgyvendami tai, ką mes su psichoterapeutu mokėmės, aptarėm, kažkokias kompetencijas gavom, darom šitai savo namuose, savo gyvenime, savo santykiuose su savim, su kitais žmonėm, gaunam rezultatus, pasiekmes, po to vėl mokomės ir tada mes gaunam tikrą psichoterapiją. O ne pasikalbam, nes pasikalbėjimas yra vengimo būdas. Daug žmonių, pavyzdžiui, su panikos priepuoliais, ir eina pas psichoterapeutus tuos, kurie pasikalba. Jie pasikalba panikos priepuolius, kas ten buvo, taip toliau, kaip ten. Ir nesprendžia, nesimoko panikos priepuolio kontroliuoti ir tvarkyti. Ir tas žmogus tada jis tampa dar didesnis ligonis, nes jisai pradeda vengti įveikos strategijų. O panikos priepuolio, pavyzdžiui, valdymas susijęs su diskomfortu. Nes jeigu mes norim išmokti valdyti savo panikos priepuolius, mes turim išmokti valdyti savo nerimą, būdami nerime. Kitaip sakant, yra labai baisu valdyti savo baimę. Į akistatą jau ten bet stoti mes taip, reikia. į akistatą, nes nėra kito būdo. Mes per ekspoziciją turim gydyti panikos ligą ir paniką. Tai yra baisu. Tai yra baisu, yra nemalonu, bet nėra kito būdo. Nu čia kaip pavyzdžiui, kažkoks tai yra pulinys ar kas, tai mes turim jį perpjauti, išvalyti ir visą kitą, o ne tik tai žiūrėti ir glostyti ir tik uždėti. Kalbant apie šitą pasikalbėjimą, man keistai atrodo tie daleismi specialistai, kurie tiki, kad jeigu žmogus kalbės iš savęs, kalbės ir kartais ne tik mėnesiais, bet ir metais, jisai pakeis savo gyvenimą, nes iš tikrųjų tai jeigu jis nekeičia savo vidinių įsitikinimų, nuostatų ir taip toliau, tai būtent jo gyvenimas ir nepasikeis, o tam, kad pasikeistų tos nuostatos ir įsitikinimai, jis turi gauti šviežią informaciją ne iš savęs. Jis turi gauti iš kitų šaltinių. Kaip jeigu aš iš savęs malsiu viską, tai ir gaunasi, kad aš malu iš toj terpėj, iš toj pelkėj esu. Turiu atsišviežti, turiu gauti iš kitų. Iš viso, kuo daugiau pa žmonės yra išminties, tuo žmonės daugiau ieško kitų žmonių, kurie turi kitus įsitikinimus. Ir kitaip galvoja apie tos dalykus. Nes jie praplečia savo ribas. Kuo pa žmogų mažiau yra išminties, tuo daugiau jis apsistato žmonėmis, kurie galvoja taip kaip jisai. Ir jis dar daugiau įstikina, kad jis galvoja teisingai ir kiti taip galvoja, tada jam Google'as ir Facebook'as duoda dar irgi tai, ką jisai galvoja, nes jie pristaiko prie to. Ir jis gyvena tam tokiam savo galvojimo burbule, disfunkciniam ir patiria neigiamas pasiekmes, negatyvės pasiekmes, bet jisai neturi vilties, nes jisai mato aplink visi taip galvoja. Jam taip atrodo, kad čia vienintelis mąstymo ir įstikinimo būdas, o taip nėra. Tai aš kviečiu žmonės netikėti savo mintimis, nes yra toks žodis kaip metakognicija. Tai yra mąstymas apie mąstymą. Ir jeigu kuo daugiau mes išminties turim, tuo daugiau yra mūsų mintys, po to mes įjungiam ir pradžiai valingai, paskui automatiškai mintis apie savo mintis, mes kritiškai mąstom apie savo mintis ir tai yra sveika, o jeigu mes turim dar daugiau išminties ir puoselėjam ją ir lavinam, tai dar turim mąstymą apie savo mąstymą. Kuo daugiau metakognicijos. Nes jeigu mes patikėm tą mintis, kurie atėjo galvoje, labai liūdnas dalykas, labai, nes tos mintys visokios labai kartais
gali būti destruktyvios, negatyvios, visokios žalingos ir taip toliau. Kaip piktžolės, aš kartais įsivaizduoju, kai kurios. Taip, ir ypatingai tie žmonės, kurie pažymė to perdėto mąstymo, tas overthinking. Ir dar vienas dalykas yra net psichoterapijos rūšis, kuri vadinasi priėmimo ir įsipareigojimo terapija. Ir joje yra technika, kuri vadinasi difuzijos technika arba kognityvinės difuzijos technika, yra kai mes pastebim mintį ir mes atitolinam save nuo tos minties. Duosiu pavyzdį. Yra mintis, aš esu nevykėlis. Ne? Tai aš pastebiu šitą mintį ir sakau savo, man atėjo mintis į galvą, kad aš esu nevykėlis. Jau labai didelis skirtumas. Įsivardinti. Šiuo metu man atėjo, žiūrėkit, yra mintis, aš esu nevykėlis. Ir jeigu atėjo, viskas jinai į mane yra, aš esu nevykėlis. O dabar žiūrėkit, man į galvą atėjo mintis, kad aš esu nevykėlis. Tai jau yra atstumas tarp tos minties. Taip. O paskui aš pastebėjau mintį, kuri man atėjo į galvą, kad aš esu nevykėlis. Aš dar per 2 žingsnius esu nuo šitos minties. Labai labai galinga technika. Labai siūlnuoti. Tai kai ateina mintys, kritikuojančios mus mintys, kurios veikia mus destruktyviai, kurios mus verčia kaip nors jaustis nemaloniai, mes turim sakyti, man atėjo mintis į galvą, kad taip ir taip yra. Šita technika yra labai galinga ir aš siūlau ją naudoti. Reiks pabandyti. Kaip Jūs galvojat, ar stipri savidisciplina gali suteikti laimės? Tai yra, jinai pati negali suteikti laimės, ypatingai jeigu jinai kritikas yra grįsta. Jeigu iš viso savidisciplina, viskas priklauso nuo intencijos. Jeigu mes kažką tai darom, vėlgi tam, kad įrodinėt kažkokiem kitiem, tam, kad ieškoti pranašumo, tai niekada nesuteiks laimės. Bet jeigu mes darom tai, jeigu norim savirealizuoti, ne? Ir nes visi mes turim kažkokią tai savidiscipliną, nes kitaip mes žūtumėm. Visi mes kažkokiu tai būdu miegam, ten maitinamės, valgom, apsirengėm. Žiūrėkit, šiaip daug žmonių yra daug kas sako, aš visai neturiu valios. Tai jie klysta, ar ne? Jeigu nebūtų išgyvenę. Jie klysta. O apie valią aš esu padaręs ir seminarų atskirų, ir čia atskira visai tema, nes valia yra resursas. Valia yra resursas, tarp kitko išsenkantis resursas. Yra moksliniais tyrimais įrodyta, bet dabar pasakysiu, kas gali nepatikti. Yra įrodyta, kad jeigu mes išvaistom savo valios resursą, mes jo neturim rimtesniem dalykam. Tai duosiu pavyzdį. Jeigu ant stalo yra saldainiai arba sausainiukai ir aš save labai riboju ir nepaimu to saldainių. Jeigu yra vanduo ir aš noriu gerti ir nepaimu iš to, aš įjungiu savo valią visokiuose smulkesniuose dalykuose, tai tada man pritrūksta valios, pavyzdžiui, atsisėsti ir mokytis egzaminui. Kaip pavyzdžiui. Tai yra tokia metoda, kad gal kai kur reikia sau leisti, patirti kažkokį tai dalyką ir nesipriešinti tam valios pastangom, tam, kad išsaugotumėm savo valią kaip resursas stambiem dalykam. Tai jeigu mes grįžtam prie mūsų savidisciplinos, ją mes turim naudoti, kurti gėrį, prasmę, laimę savo, o ne kurti rezultatą kažkokį. Kažkokią, nežinau, uždirbti pinigų ir taip toliau. Aišku, jeigu tai mums tikslas, viskas gerai tam tikram, bet tai nėra laimės būdas. Tai nekuria laimės, tai kuria kažkokį tai produktą tada. Bet jeigu mes norim kurti savo laimę, kurti kažkokią tai prasmę, tai mūsų savidisciplina turėtų būti skirta tam ir jinai turėtų paskui tapti automatizmu ir įpročiais mūsų. Nes įpročiai taupo mūsų energiją. Mes visi esam įpročių tam tikrą prasme, kokį žodį pasakyti, vergai, ar kaip čia gal tai žodis ir netinka, bet mes visi naudojam savo įpročius, net nepastebėdami to. Tai
mūsų savidisciplina, jinai turi būti ne iš jėgos, ne iš savęs prievarto, bet turi būti šviesus veiksmai, kurie sukuria mums šviesų mūsų įpročių rinkinį, kuris mus veda į prasmę, laimę ir į gėrį, šviesą. Bet būna momentų, turbūt ir jums būna, kad sukovoti reikia su savim, su tingėjimu, tarkim. Ne su savim. Ne su savim, bet su savo dalimis. Aha. Nes mes negalim, yra labai klaidingas mitas, kad save nugalėk. Tai galim taip sakyti. Mano brandžioji dalis šiuo metu kovoja su mano nesilaikančių ribų vaiku. Ne? Ir vaikas nori nieko nedaryti ir žaisti, o mano brandžioji dalis nori pasiruošti egzaminui arba eiti miegoti laiku tam, kad aš geriau jaučiuosi ir taip toliau. Tai mūsų dalį. Iš viso, čia vėlgi kai kas gal ginčytųsi, bet mano įsitikinimu mes neturim vieningos savasties. Mes turim savasties dalis įvairias ir jos gali būti ir konfliktuose ir taip toliau. Ir tada atpuola klausimas, kad mes kovojam su savim. Ne, mes esam ta vieta, kur viskas vyksta. Mes. Ir renkamės pagal prioritetus. Nu kaip pagal prioritetus? Aš taip galvoju, kad aš kartais turiu sukovoti su tingėjimo instinktu. Gali taip būti? Gali, bet tokio žodžio psichologija, mes turim surasti, kas slypi po tingėjimu. Nes gali slypėti, nes žmonės labai įvairius dalykus vadina, nes gali slypėti, pavyzdžiui, noras pasirūpinti savim. Ir žmonės sako, tingiu, bet yra nuvargę. Ne? Ir jiems reikia atgauti jėgas. Iš viso, aš stengiuosi nenaudoti žodį pailsėti ir žodį poilsis. Aš siūlau žmonėms naudoti žodį atgauti jėgas. Nes labai didelis skirtumas, jeigu mes norim ilsėtis, tai kai kurie žmonės neturi fantazijos ir jie taip ilsisi, kad po to reikia dar ilsėtis. Nuo to poilsio. Čia turbūt apie ekranus visokius. Bet ką, svaigalus, ekranus, bendravimus, bet ką. Bet aš siūlau atgauti jėgas, nes jeigu mes turėsim intenciją atgauti jėgas, tai mes iš karto mūsų kryptingesnis bus veikimas negu pailsėt, kas iš esmės daugelį žmonių reiškia atsitrauk nuo kažkokios tai veiklos. Bet neaišku, į ką įsitrauk. O atgauk jėgas, aišku, į ką įsitrauk. Į save sustiprinimą. Sustiprink save. Kokie efektyvūs būdai būtų? Taip. Kokie būtų? Oi, tai daug. Tai yra ir miegas gali būti, ir nuėjimas į gamtą, ir pajudėjimas, ir mankšta, ir pasivaikščiojimas, ir vanduo, ir kvapą, pavyzdžiui, mes galim kvapą naudoti. Galim sensorinius pojūčius, apsikabinti su savo artimu žmogum. Yra daugybė būdų, kaip mes galim save pasistiprinti. Ir visų pirma, per kūniškus būdus, taip, yra labai svarbu ir paskui per tokius psichologinius. Tai atgavus jėgas ir ta valios resursas neatsigauna, ar ne? Taip ir valios ir motyvacijos resursas, nes tingėjimas gali būti rezultatas, kad trūksta vidinės motyvacijos. O čia jau sunkiau per fizinius dalykus, sakot, galima? Taip, mes galim, visada aš siūlau daryti ne kas skubu, bet kas yra svarbu. Aš siūlau daryti. Tai yra suteikti tam, kas svarbu ir kas nėra svarbu iš viso nedaryti. Aš siūlau. Čia jau labai išminties yra viršūnė, labai sunkiai pasiekiama ir aš nesu pasiekęs šio dalyko, bet siekti galima, eiti link to. Tai mes turim, pavyzdžiui, reikia, nežinau, išplauti indus, arba reikia kažką tai padaryti laidą jums, ar ką. Tai galim sakyti, o kodėl man tai svarbu? Užduoti klausimą. Nes taip sakyti, aš tingiu, neišplauti indus. Ok, viskas, bet kodėl man dabar svarbu išplauti indus? Ir jeigu aš nerandu atsakymo aiškaus, kodėl man svarbu, ne mano, nežinau, partneriui svarbu arba dar kažkam, bet man svarbu, tai tada nereikia plauti indų.
Ir susipykti su partneriu. Bet jeigu man svarbu, kad mano partneris Taip. gerai jaustųsi, taip toliau, kad išplauti indai, ir jeigu jis manęs prašė išsiplauti po savęs indus, jeigu ypatingai dar prašė, ir jam tai svarbu, tada man svarbu dėl to, kad jam svarbu. Taip, gali būti ir tokia motyvacija, ir ne. Žiūrėkit, aš dar norėjau truputį paliesti priklausomybių klausimą, bet aš matau, kad jau pagal laiką mes šiandien daug nespėsim, bet man visada buvo smalsu, ar yra kažkokie universalūs patarimai, kaip tiek žalingą elgesį mažinti, tiek priklausomybės. Universalūs dalykai yra tokie? Gerai, tai aš pradžiai pasakysiu, kas tai yra žalingas elgesys ir kas tai yra priklausomybė. Tai mūsų elgesys, kurį mes kartojame ir jisai mums sukelia negatyvės pasiekmes ir mes vis tiek taip darome. Tai yra mūsų žalingas elgesys. Ir tai gali būti medžiagų vartojimas, ir tai gali būti elgesys kažkoks, pavyzdžiui, ekranai. Taip, bet mes žinom pasiekmes ir vis tiek tai darome. Ir šitas elgesys netitinka dar priklausomybės kriterijų. Jeigu mes tai darom, mums sukelia neigiamas pasiekmes ir mes patiriam troškimą didelį tai daryti, jeigu mes tai darom nepaisant jau labai aiškiai suvoktų neigiamų pasiekmių, labai rimtų mum ir svarbių, jeigu abstinencijos būklė gaunasi, kai mes šito nedarom, tai jau yra priklausomybė. Abstinencija, nerimas ir tai toliau, jeigu mes nedarom šito. Arba medžiagos nepavartojam, arba ekrano nepavartojam, arba dar kažko, tai prie ko mes galim tapti priklausomi nuo to. Tada yra jau priklausomybė. Tai dabar, jeigu žmonės turi priklausomybę arba žalingą elgesį, tai jiem padėti galima tik tai, jeigu jie turi vidinę motyvaciją. Bet išorinė motyvacija gali būti paskata vidinė motyvacija. Tai mes ruošiam, net yra specialistus, to Kraft mokymai, kur ruošiam specialistus, kurie dirba su artimaisiais priklausomų žmonių. Tai artimiesiems mes padedam jokių būdų nestiprinti žmogaus priklausomybės, pagalba jam. Darėsim, imkim žmogus, kuris turi priklausomybę nuo alkoholio. Taip? Tai teisingas elgesys yra, jeigu jis turi priklausomybę, jisai geria, neteina, sušala ten, dar kažką, viskas ok. Tegu. Kol jisai geria, kol jis renkasi ne šeimą, ne artimuosius, bet butelį, nes pas tą žmogų visada, nes jeigu jo prašo vaikai ir jo partneriai, kad negerk, ne, jis pažada, aš negersiu, dar būna toks požymis, kaip sunku kontroliuoti šitą elgesį, ne? Ir jis vis tiek darysim gėrį. Tai tada tavo pasiekmės, aš nieko tau nepadėsiu, nieko. Neįkviesiu ten kažkokių tai lašelinių, nei nieko nepadėsiu. O kai tu blaivas būsi, aš tada tave pastiprinsiu ir palaikysiu. Nes dabar žmonės daugumą elgiasi priešingai. Kai tas tenais gaivelėsi, tada jam padeda, jį gelbė visą kitą, kai jisai prasiblaivo, tada ant jo visai šneka ir taip toliau. Tai jis tada vėl geria tam, kad vėl gautų tą dėmesį ir vėl jo rūpintųsi. Nes jisai žino, kad jį išgelbės, tai irgi pastiprinimas, ar ne? Jis turi žinoti, kad jis pats prisiima atsakomybę, pasirinkdamas svaigalus, o ne artimus žmonės, ir niekas jo negelbės. Čia labai stiprus dalykas. Labai stiprus. Ir tada tai gali būti motyvacija jam keistis. Taip? Ir mes, pavyzdžiui, jeigu žmogus lošia, nelošimuose, tai mūsų pagrindinis niekada nepmokėk skolų. Nesvarbu ten, kas jam bus, tegul jį ten sudaužo, tegul ten kažką, tai nemokėk skolų. Nes tuo metu, kai tu sumokėsi skolas, tu pastiprinsi jo priklausomybę. Geras. Mes turim suprasti, kad jisai turi labai aiškiai, kuo anksčiau žmogus patirs pasiekmes, kuo anksčiau bus dugnas. Nes kuo mes daugiau padedam tam žmogui, tuo jis eina į gilesnį dugną.
iš gilesnio dugno sunku. Jis turi kuo anksčiau patirti labai neigiamas pasiekmes, kad paskatintų jį keisti. Tai būtent ta vidinė motyvacija atsiranda iš to, kad žmogus paskui pradeda suprasti, kad jam irgi svarbu, nes jam gal svarbu santykiai, gal svarbu darbas, gal svarbu karjera, gal svarbu vaikai, gal svarbu jis pats, gal jo sveikata ir taip jau. Bet kuo žmogus daugiau nueina į priklausomybę gilyn, tai tuo mažiau tampa svarbu, nes jos smegenys pasikeičia. Nes priklausomybė yra smegenų pokyčiai, labai rimti smegenų pokyčiai. Ir kai kada jau jie būna tiek stiprus, kad jau tam žmogui labai sunku tampa gyventi. Gali atsistatyti iki normalios. Labai priklauso nuo būtent smegenų, nuo daug faktorių, amžiaus, visa kita, stažo, taip toliau, bet šiaip tai daugiau gali, negu kad negali. Yra vilties visada, vilties. Dar jeigu žmogus tvarkos ir gydos, yra vilties. Ir kalbant apie alkoholį, bet tai gali būti apie visas priklausomybės. Tai labai svarbu, kad žmogus matytų prasmę blaivybėje, blaiviame gyvenime. Yra toks posakis, kad gerti, mesti lengva, o gyventi blaiviai sunku. Man šitas labai atrodo prasmingas šitas posakis, už tai, kad žmogus susiduria, nes jisai gerdavo visada tai, ką mes darom, nesvarbu, kaip baisiai mes tenais elgiamės ir darom, tai atliekam kažkokią funkciją. Nes jeigu žmogus geria baisiai, ten iki sąmonės netekimo arba kažkaip taip, reiškia jam atlieka kažkokią funkciją. Dažniausiai atitraukia jį nuo realybės. Jisai sudarė su dar blogesnė realybė, dar daugiau geria, kad dar atsitraukti nuo jos. Tai kai tu blaiviai pradedi gyventi, tu susiduri su visa realybė ir tu neturi kompetencijų susitvarkyti su ją. Tai mes turime mokytis žmonės gyventi be to priklausomybės faktoriaus, ar tai būtų medžiaga, ar tai būtų elgesys. O tai yra didelis dalykas, mes turime išmokyti žmogų blaiviai gyventi ir visokiais būdais pastiprinti šitą jo gebėjimą. Tai čia be pagalbos turbūt sudėtinga pačiam. Žiūrint, priklauso nuo daug faktorių. Būna, kad žmonės ir patys turi savimonę. Už tai aš sakau, kai jūs dar šnekėjote apie laimę, yra toks dalykas savimonė, kuris priklauso nuo mūsų savirefleksijos, tai gebėjimo stebėti savo gyvenimą, tarsi iš šono, gebėjimas savireguliuotis nuo savireguliacijos ir tas paskui tampa mūsų savimonė. Tai jeigu pa žmogų šitas bruožas yra, ir sąmoningumas yra, tada jis pats pamato savo gyvenimą tarsi šono. Nes jeigu jis neturi šito gebėjimo, tai jis tada niekaip nematys, matys savo instinktus, savo refleksus, savo troškimus, savo kažkokius impulsus veikti ir viskas. Tai iš viso, jeigu mes norim gyventi išmintingiau ir laimingiau, mums reikia būti ne tik savo gyvenimo aktoriais, bet ir savo gyvenimo stebėtojais, režisieriais, scenarijos autoriais. Daug darbų. O su žalingu elgesiu gal truputį lengviau, bet ekranais pasinaudojau vakarą ir vėl nenuėjau laiku miegoti. Žalingas elgesys dažnai, pavyzdžiui, priklauso nuo to, kaip kiti žmonės ir kad jis užtenka tam, kad svarbus žmogus, artimas žmogus pasakytų, žinai, aš nenoriu labai, kad taip elgtumės, aš nepalaikau tavo šito elgesį. Aš noriu, kad tu kitaip elgtumės ir taip toliau. Lengviau pralaužti. Aš noriu, kad tu pasimokytum kitaip praleis savo laisvalaikį. Gal mes galim kartu kažką, gal galim eiti pasivaikščiot, gal galim pasikalbėti, gal galim, nežinau, mylėtis ar dar kažką. Vietoj to, kad darai. Tai nes kuo daugiau žmogus yra žalingam elgesyje, kuo daugiau priklausomam elgesyje, tuo daugiau jis tai daro vietoj kitų labai svarbių dalykų. Taip, galėtų prasmingiau ar ne? Pakeičia kitus prasmingus dalykus į tą elgesį. Bet jeigu ne kitam žmogui, o savo, bet vėl nenuėjau laiku miegoti ir kitą vakarą vėl tas pats kartojasi. Ką darysi?
apgalvoti apgalvoti, kas bus, kokios pasiekmės, vietoj ko šitą darau, vietoj ko. Kokią kainą Ir tada suprasti taip, tada šitą suprasti, nes jeigu aš šitą dariau, aš nedarau kažko kito. Ir tada sutaikyti su tuo, kad ir tokios pasiekmės bus. Aš dar tą, žinot, ir santykiuose, ir visur sakau, pavyzdžiui, jeigu tu gyveni su vienu partneriu, kuris, talėsim, jūsų santykiai yra nebrandus arba toksiški, kartais mes vadinam, tai reiškia, tu tuo pačiu metu negyveni su kitu partneriu. Nes tu tuo pačiu metu išeikvoji visus savo resursus, viską tam tvarkymui su tuo partneriu ir taip toliau, vietoje to, kad atsivertum kitam santykiui pasimokęs arba pasimokiusi. Aš dažnai girdžiu šitą jūsų tokią mintį, jūsų seminaruose, kad gerai, jeigu aš renkuosi, aš galiu rinktis disciplinuotą gyvenimą, bet jeigu nesirinksiu jo, kažkaip irgi bus. Tai mes kartais gal to neįvertinam, kad kažkaip irgi bus. Visada kažkaip bus. Visada kažkaip tai bus. Ir kai mes renkamės vieną, o čia labai svarbu, nes žmonės, jie turi iliuziją, kad aš galiu rinktis disfunkcinį kažkokį gyvenimą ir vis tiek bus funkciškai. Ne. Taip, man atrodo, turi. Bus tai, ką aš pasirinksiu. Bus taip, kaip aš elgsiuosi, kad būtų. Kažkaip žmonės susipainioja galvoja. Galvoja, gal išvengsiu šį kartą. Jo, bet dauguma žmonių galvoja, gal praslysiu. Ne. Nepraslysi. Jeigu daug kartų ypač kartoji. Taip, dabar žiūrovų klausimai, tai tik vieną spėsim turbūt šiandien. Kaip padėti žmogui, kuriam kyla savižudybės norai? Kaip padėti išdrįsti kreiptis pagalbos? Labai geras klausimas ir dabar mes matom, kad šito daug yra ir ypatingai jaunimo tarpe atsiranda ir mes turim iš tikrųjų tam skirti dėmesio. Tai visų pirma, mes turim sudaryti sąlygą žmogui išsisakyti. Yra daug mitų, kad, pavyzdžiui, jeigu jisai kalba apie tai, ir tai yra daugelis žmonių glumina juos, jeigu jiems reikia klausyti iš to dalyko. Tai, arba jie galvoja, kad jeigu jisai šnekės, tai jis taip ir padarys. Čia yra mitai. Yra įrodyta daugybė mokslinių tyrimų, kad vien tik tai išsisakymas svarbiems žmonėm, artimiems žmonėm apie savo šitas mintis jau palengvina tą įtampą ir tą kančią. Jau vien tik tai. Taip. Antras dalykas, mes turim klausti iš tų žmonių, ar tau ateina mintis į galvą, kad nėra verta gyventi, arba gyvenimas beprasmis. Mes turim tiesiai užduoti klausimus, nebijodami atsakymų. O palaukit, tai kokiais atvejais klausti, taip neprieisi kasdienybę ir neklausi? Tai aišku, jeigu viskas, bet taip, mes jeigu pastebim kažkokius požymius, užsidarimas, kažkoks tai svarstymas, kažkokios tai atsitraukimas nuo realybės, liūdna nuotaika, kažkoks tai gedėjimas neaišku, įvykiai įvykę, pavyzdžiui, skyrybos su ten svarbiu žmogum ir taip toliau. Yra. Mes turim klausti. Ir tas pokalbis yra net specialios technikos šitam pokalbiui ir gali žmonės išmokti ir pasigūglinti. Jisai labai labai sumažina riziką. Kitas komponentas yra labai svarbus dalykas, kad jeigu mes norim teikti tam žmogui pagalbą, tai vis tiek mes turim jį motyvuoti ieškoti pagalbos. Yra svetainė tuesi.lt. Tu esi, vienas žodis, .lt. Ir ten labai aiškiai surašyta viskas, jinai yra valstybinis užsakymas ir tenais nuostabi svetainė, kur mes galim pasitikrinti ir pažiūrėti. Tai. Ir tada, jeigu mes norim tam žmogui padėti kreiptis, tai galim pasakyti, kad aš būsiu, visų pirma, aš esu kartu su tavim, man tu labai svarbus arba svarbi, aš esu kartu, aš esu tavo pusėje ir tada aš tikrai noriu, kad mes kartu nueitumėm, visą kitą pasitartumėm, nieko blogo nebus, nieko nebus prieš tavo valią. Čia toks dar mitas yra iš anksčiau, kad esi guldys į psichiatrinę, visą kitą. Tai aš dabar labai aiškiai tą noriu visiems ir pasakyti, kad šiuo metu
atsigulti į psichiatrinę sudėtingas dalykas. Kodėl? Jau per prievartą, žinokit, niekas neguldo. Jau per prievartą, žinokit, tai jau čia retas dalykas ir tai iš karto išleidžia. Tai už tai, kad jau turi labai įrodymų, nes šiuo metu labai žmogaus teisės, visa kita, žmogus turi pats norėti, net tais atvejais, kai mes specialistai norim, kad jis būtų paguldytas, nes jis yra pavojingas. Bet visada yra to žmogaus pusėje. Nu, tarpsime, jeigu tas žmogus yra ant ribos, visada leidžiama jam. Šiuo metu labai labai vengiama bet kokia prievarta. Tai mes turim tam žmogui nueiti kartu pas specialistą, palaikyti jį, padrasinti ir kad čia, nes daugelis žmogų jiem gėda. Gėda. Iš viso, jeigu mes kalbam apie savižudybę, tai mes kalbam apie labai stiprų vidinį kritiką, vidinį prokurorą. Ir tas prokuroras kaltintoja, vidinį kaltintoją. Ir tas kaltintojas kaltina mus. Ir kas blogiausia, kad paskui tampa teisėjų, nuteisia mus mirties bausmė. Čia yra baisus dalykas, žinokit, man tai labai baisu. Ir įvykdo nuosprendį. Kiek daug prisėima atsakomybės tas žmogus. Save kaltina, neapgina, save nuteisia mirties bausmė ir įvykdo nuosprendį. Labai toks baisus dalykas. Aš tikrai kviečiu neprisimti tokios baisios atsakomybės savo. Ir kitiem. Ir pagalvoti, iš tikrųjų tai mes turim šnekėti apie, žinokit, daugumoje apie tą žmogų. Apie kitus mes galime prisiminti, nes jiem tada sutikuoja, aš jau ir taip čia visiems pridirbau, reiškiasi, nu, čia visiems gadinu gyvenimą, tai geriau man negyventi. Ne. Ir tada labai svarbu, kad mes atrastumėm savyje advokatą savo. O ką pasakytų mano gynėjas, mano advokatas, kaip jis mane apgintų. Tai čia labai geras. Net parašyti laišką ir visą kitą ir kalbėti. Žmonės, dauguma žmonių, kurie svarsto apie savižudybę, jie nori meilės. Tai mes turim duoti tiem žmonėm visų pirma išgirdimą, priėmimą, pripažinimą, validizaciją, kad taip gali būti ir taip toliau, tai būna ir tada duoda meilės tam žmogui. Tai Sikabinam visokių. bazinis poreikis po šito viso Daugumoje, žinokit, yra priklausimo meilės ir taip ryšio poreikis. Man dar labai įdomu, jūs minėjot, kad išsigooglint technikas, kaip klausyti ir kalbinti apie tai, ar ne? O kaip tiksliau, kaip būtų galima ieškoti? Lietuvių kalba rastumėm kažko? Lietuvių kalba puikiai. Lietuvių kalba. Kaip kalbėtis su žmogumi, kuris svarsto apie savižudybę. O taip tiesiog. Safe talk toksai yra. Yra, žinokit, yra specialūs mokymai. Galima nueiti nemokamai, jeigu kas turi artimus žmonės, tokius linkusius. Galima nueiti į nemokamus mokymus ir gauti mokymą. Tai ačiū labai, kad pasidalinote išmintim. Manau, kad tikrai žmonėm padėjot. Šiaip būtų labai malonu, jeigu parašytumėt komentarų, gal kažką išsinešat iš šito pokalbio. Noriu padėkoti studijai Room. Galite ir jūs filmuoti savo tinklalaidę arba pasidaryti fotosesiją. Ir taip pat dėkoju mūsų laidos rėmėjai Raw Powders, o labiausiai jum, kad klausėt ir žiūrėjot. Labai ačiū visiems. Gal ir jūs norit kažką pabaigai? Dėkui jums, kad jūs pakvietėt, kad jūs darot šitą darbą, kad jūs edukuojat žmonės, kad jums rūpi jų poreikiai ir dėkui visiems žmonėms, kurie ne tik žiūri, bet ir mato, kurie ne tik klauso, bet ir girdi. Ir pats svarbiausia dėkui tiems, kurie panaudoja šitą informaciją tam, kad pakeistų savo gyvenimus į gerąją kryptį. Ačiū labai visiems.